Nuo šių metų rugsėjo mėnesio Panevėžio Ekranas jaunųjų talentų paiešką pradėjo ir sostinėje. Ekranas neapsiribojo jaunųjų futbolininkų ugdymu tik Panevėžyje ar šiame regione. Klubas perspektyvių jaunų žaidėjų ieško visoje Lietuvoje, o Vilnius – didžiausias Lietuvos miestas, kuriame yra potencialiai daugiausia vaikų. Čia nuo rugsėjo mėnesio duris atvėrė Ekranų futbolo akademija, kurios tikslas – pažangiais, laiko patikrintais profesionaliais metodais ruošti jaunąją pamainą vienai sėkmingiausių Lietuvos komandų. Į pradedančiųjų treniruotes priimami nuo 6–7 metų, o taip pat laukiami ir 10–12 metų berniukai į mokymo grupės. Daugiau informacijos ieškokite oficialioje klubo svetainėje FK Ekranas LT. Kodėl verta rinktis Ekrano akademiją? Juk Vilniuje yra ne viena futbolo mokykla ir ne viena akademija, kodėl būtent Ekrano? Ekrano akademija, dėl ko mes visai skirtingą kryptim dirbame, nes kiekvienam vaikui skiriamas labai ypatingas dėmesys, ne taip kaip kitose mokyklose, nenori ten vardinti, kas gerai, kas blogai dirba, bet mūsų tokia strategija, kaip iš Anglijos paimta, kaip metodika visa, tai tikrai matosi pirmi vaisiai, tiesiog dirbam porą mėnesių, kad vaikai taip greitai tobulėja. Pamatysim po pusės metų ir rezultatai ateis. Sąlygos, tai yra administracijų visas geriausias, kamuoliai geriausiai skiriamieji, stoveliai, maniežas, geresnių sąlygų tikrai kol kas Vilniui nėra, tai Ekrano akademija visas suteikia. Ar dabar praėjus porą mėnesių nuo treniruočių pradžios, ar matote perspektyvų vaikų, kurie galbūt galėtų sužibėti Lietuvos futbolo padangėje? Žinoma, tai tikrai iššauks žymių futbolininkų, ne Lietuvos lygio, europinio lygio, tikrai jeigu jie stengsis, treniruosis, nenukryps kažkur, gal kitur liks futbole, tikrai, manau, išauginsim ne vieną talentingą žaidėją, kuris atstovaus ateityje Lietuvos rinktinį. Matosi labai daug skirtingų vaikų, daug skirtingų charakterių, principų pas vienus, vieni atlaidesni, vieni linkę į ašaras, stengiasi visą grupę suvienyti, kad visi būtų ne po vieną kaip žaisti, o būtų visi komanda. Ir tie vaikai, individualybės, į ką vaikai, tu stengiasi su jais patapti tuo vaiku tokiu, kur 13-mečių ar ten 12-mečių. Ir stengiamės visi būti vieni, visi draugiška vaikų komanda, tiek treneriai, tiek vaikai, visi kartu. Mes remiamės mikrociklų sistemą, kaip minim. Čia yra 6 savaitės, dirbam 6 savaitės su tam tikrais judesiais. Per treniruotės, kiekvieną treniruotę, tuos judesius įterpiam į treniruotę, dirbam ir maždaug po 6 savaičių darom tam tikrus testus, ne tai kad testus, bet uždavinius ir žiūrim, kaip vaikai įsisavina tuos pratimus. Nes akademijos tikslai yra, kad vaikai būtų techniški svarbiausia ir jeigu jis mokės žaisti su kamuoliu, valdyti kamuolį, tai bus vieni geriausių akademijų Lietuvoje. Kodėl pats asmeniškai nusprendėte prisijungti prie Ekrano? Buvo labai viliojantis pasiūlymas, kad savo žinias plėsti, tobulėti. Negalima buvo atsisakyti, būtų mano karjeroje, gal kaip trenerio, tai žingsnis atgal, kai tokį pasiūlymą gaunu, tai labai smagu dirbti su Valdu Dambrausku iš Panevėžio Ekrano, tai tikrai tiek daug žinių suteikia, malonu tikrai dirbti akademijoje. Aš pats svajojau būti treneriu, planavau netgi studijas į Angliją, bet truputį dėl finansų tai neišėjo ir tiesiog pasitaikė labai gera proga, tinkamu metu tiesiog atsidūriau labai geroje vietoje. Yra mano viena iš svajonių irgi kaip trenerių kažką treniruoti ir labai džiaugiuosi, kad čia papuoliau. Kolektyvas geras, apmokymai labai geri, jaučiam tiek vaikų tarpe, kad tobulėja, tiek treneriai tobulėjam, tai džiaugiuosi labai dėl to.